Koncertas, kuris pranešama kainavo apie 4 milijonus litų. Tačiau, kai dainuoti brangiausio pasaulio viešbučio atidaryme kviečiama Kylie Minogue, aišku, kad pinigai čia mažiausiai rūpi. Į Atlantis viešbučio atidarymą Dubajuje buvo sukviestas tikras pasaulio žvaigždynas. Man patinka, kad nėra tokio daikto, dėl kurio reiktų išvažiuoti iš viešbučio. Tai puikus komandinio darbo pavyzdys. Tuo metu, kai visas pasaulis dėl ekonominės krizės veržėsi diržus, apie $1,5 milijardo kainavęs jūroje supiltas palmės formos kurortas spindi visomis prabangiausiomis šviesomis. Raudonų kilimų žengė garsiausios žvaigždės, o fejerverkai įspūdingesni nei Pekino olimpinėse žaidynėse. It is indeed a joyous occasion, as tonight we witness the birth of an icon. Tai lyg pasakų šalis, pažiūri pro langą ir pagalvoja, kad esi kitame pasaulyje. Dubajus – Jungtinių Arabų Emiratų dalis. Šalis 5. pagal dydį naftos eksportuotoje pasaulyje ir jei nafta gali tapti praeitimi, tai turizmas tikrai šio krašto ateitis. Atlantis viešbutyje galima išvysti akvariumą, kuriame 65 000 įvairių jūros gyvių, o kambarys, pro kurio grindis galima žiūrėti į Dubajų iš paukščio skrydžio, kainuoja $25 000 nakčiai.